Tūkstančiai neapykantos kupinų jam skirtų komentarų, begalės jį pašiepiančių nuotraukų ir dar daugiau įžeminančių vaizdo įrašų. Akivaizdu, kad Remigijus Viršila yra vienas nemėgstamiausių influencerių visoje Lietuvoje. Šiaip tai man nepatinka ir jo veidas, man nepatinka, kad jisai Kavenskas, man nepatinka, ką jisai rašo, ką jisai daro. Jis kaip blondina, jam pasakai, bairis nesupranta ir tada pradeda pis protą, kad turi sekėjų ir tipo bando kažką įrodyti. Seniai, matytų jo kojas? Tai ką tu? Matytų jo kojas. Galyčia. Pasakyk, kiek jis man, pavyzdžiui, prieėjęs, kad, pavyzdžiui, aš nedarau kojų, panašiai. Parodysiu aš tau, kaip nedarau kojų, bre. Varžybis storesnės už tavo kojas. Čia žinai? Juokinga. Bet Viršila yra toksai žmogus, kur labai daug žmonių tyčiasi iš jo. Man jau biškį negi gaila, tipo... Visas šitas Remigijų Viršilą nukreiptas heitas mane suglumino. Ar iš tikrųjų reikėtų jo gailėtis ir kągi tokio jis padarė, kad nusipelnytų tiek daug neapykantos? Pasigilinęs jo gyvenimo istoriją nustebau. Pasirodo, kad prieš tampant vienu iš nemėgstamiausių žmonių internete, Viršila turėjo įveikti neeilinius išbandymus, kad iš pykčio kupino jaunuolio pavirstų į socialinių tinklų žvaigždę, kurią kažkada mėgo ir gerbė dauguma. Tačiau siekdamas dar didesnio žinomumo, jis padarė klaidą po klaidos, galutinai lėmusias jo reputacijos nusiritimą. Užtenka pažvelgti į Google Trends. Dar visai neseniai jis pasiekė visišką savo populiarumo viršūnę, tačiau žmonės jo nemėgsta tik dar labiau. Todėl kviečiu jūs pasinerti į šią neeilinę istoriją ir kartu išsiaiškinti, kaip ir kodėl Remigijus Viršila tapo vienu nemėgstamiausių influencerių visoje Lietuvoje. Remigijaus vaikystė prasidėjo vienoje rimčiausių Lietuvos vietų – Kaune. Nes kur kitur, jei ne ten, galėjo gimti toks rimtas bachūras. Ir pažintis su sportu iš šio bachūrėlio gyvenimą atėjo nuo pat ankstyvos vaikystės. Kaip teigia pats Remigijus, iš pradžių sportuoti versdavo tėtis, liepdavo daryti atspaudimus, pritupimus. Bet jo tikroji meilė sportui atėjo kur kas vėliau, o augdamas Remigijus išbandė ne vieną sporto šaką. Iš pradžių eksperimentavo su krepšinio kamuoliu, o vėliau nusprendė išbandyti ir kovos menus. Bet deja, šios sporto šakos jaunajam Remigijui ilgam neprilipo. O gaila, kadangi tai tikrai jam būtų pagelbėję ateityje. Bet neužbėkim įvykiams už akių. Nes Remigijaus ankstyvoje vaikystėje jau ir be sporto netrūko iššūkių. Dar būdamas 13 metų jis susidūrė su išties neeiline problema tokio amžiaus jaunuoliui. Jo plaukai pradėjo žilti. O aš kaip nuo 13 metų pradėjau žilt ir pas daktarus nuvažiavom, tiesiog sakė, kad kažkokio fermento mano organizmas negamina ir tiek. Ir be abejo, toks išskirtinumas bręstančio paauglio socialinėme gyvenime tikrai nepadeda. Todėl netrukus prasidėjo ir įvairūs užgauliojimai. Ir sakau, jau mokykloje, man jau mokykloje tekdavo dažytis plaukus, nes vis tiek paauglys ir panašiai. Jaunajam Remigijui taip pat labai sunkiai sekėsi įsilieti į įprastinį mokinio gyvenimą. Jis buvo išmestas iš 3 mokyklų, nesukeldavo muštines bei bėgdavo iš pamokų. Bet tai dar niekas palyginus su sunkumais, kurie jo laukia už mokyklos ribų. Nes aš augau labai sunkiom aplinkybėm, nes mano tėtis sėdėjo kalėjime nuo labai mažų dienų. O aš jau 14 metų jau žinojau, kad man reikės greitai eiti darbuotis ir 15 metų išėjau dirbti prie šarvuotų durų, kad mamai nors kiek padėti sudurti galą su galu. Taigi, jau nuo pat jaunų dienų Remigijus pradėjo suprasti, ką reiškia sunkus darbas bei rimti gyvenimo išbandymai. Tokie iššūkiai ir pasikeitimai be abejo turi daug įtakos jauno žmogaus gyvenimo raidai. Todėl turbūt niekam nenuostabu, kad vėlesni Remigijaus paauglystės metai nukrypo ne pačia geriausia linkme. Pas mane buvo draugai tokie, kad mes mėgėjai buvom ir išgerti ir padaryti nesąmonių visokiausių, žinai. Netoje aplinkoje, kaip sakant, augau, žinai. Tai tokia jau buvo ta Remigijaus paauglystė, tais ankstyvaisiais 2000 metais. Bėgimas nuo sunkios realybės svaiginantis ir trinantis kiemuose su bičiuliais. Tačiau ką veikti tokiam jaunimui, kai už lango prasideda tipinė šalta lietuviška žiema. Nei šašlyko su draugeliais neišsikepsi, nei atsigersi, nei pasportuosi. Aišku, gali namie įsijungti televizorių ir pažiūrėti kokį tai DBZ epizodą, arba dar geriau įsijungti kompiuterį ir pagrainti kokį bombinį žaidimą.
Nu, arba aišku gali šiaip panašyti internete, o internetas tai senesniais laikais buvo netoks pat kaip dabar. Jis buvo šiek tiek lėtesnis, tačiau įdomybių netrūko jau ir tada. Pagrindinis jaunimo filosofijos ir mymų formatas buvo ne kas kita kaip demotyvacijos. Demotyvacijos apie politiką, demotyvacijos apie sportą, apie draugus, apie Čeką Norisą ir dar daugiau. Tačiau kur dalintis visom šitom nuotraukom? Tai aišku Facebook'e arba OneLT. Tai buvo dominuojantis Lietuvos socialiniai tinklai, kuriuose jaunimas leisdavo daugiausiai laiko, bet vaizdo įrašus jie žiūrėdavo kitur. Videogaga.lt. Ten būrėsi lietuviškas bendruomenės, taip pat prasidėjo ne vieno vėliau stipriai išgarsėjusio video kūrėjo kelionė. O YouTube tuo metu taip pat jau egzistavo, bet lietuviško turinio ten galėjai rasti tikrai nedaug ir pagrinde dominavo užsienietiškas turinys. Todėl Lietuvos jaunimas YouTube puslapyje laiką leisdavo stebėdami vaizdo įrašus iš viso pasaulio. Tarp tokių jaunuolių buvo ir Remigijus su draugais. Ir vieną dieną šioje svetainėje jaunuoliai užtinka žmogų, pastumėjusi jų užsidegimą sportui į visiškai kitą lygį. Tai buvo tvirto sudėjimo amerikietis iš New Yorko, interneto platybėse žinomas kaip Hannibal for King. Ir šitas bičas ankstyvaisiais 2000 metais buvo visiška kalistenikos sporto legenda. Hannibalas stipriai prisidėjo prie šio sporto išpopuliarinimo visame pasaulyje ir įkvėpė ne vieną vėlesnę kalistenikos žvaigždę. O vaizdo įrašai su Hannibalu tais ankstyvaisiais YouTube metais rinkdavo net iki 10 milijonų peržiūrų, kas dabar turbūt prilygtų 100 milijonų, nes platforma tada dar turėjo žymiai mažiau naudotojų. Ir tose video Hannibalas ne vien demonstruodavo savo puikią fizinę formą, bet ir visam pasauliui rodė dar neregėtus pratimus, kuriuos atlikinėdavo tik su savo kūno svoriu. Taigi Remigijus ir jo bičiuliai visiškai neteko žado. Jie negalėjo patikėti, kad tokie pratimai išvis buvo įmanomi, o tuo labiau, kad tokią stiprią fizinę formą buvo įmanoma pasiekti tik gatvės sąlygomis, be jokios papildomos įrangos. Taigi nuo to laiko viskas pasikeitė. Remigijus su bičiuliais į šį sportą pradėjo žiūrėti kur kas rimčiau ir vis daugiau laiko skirti gatvės gimnastikai, vis dažniau kabintis ant turnikų ir sunkiai lieti prakaitą. Iš pradžių sunku, vos keli pristraukimai, dipsai, bet progresas po truputį ateina, o Remigijaus atsidavimas šiam sportui auga vis sparčiau. Ir netrunka ilgai, kad jaunasis viršila pamatytų pirmuosius savo sunkaus darbo rezultatus, savo pagerėjusią fizinę formą bei vis didėjantį pasitikėjimą savimi. O su išaugusiu pasitikėjimu be abejo ateina ir noras pasirodyti kitiems. Remigijus nusprendė pasiekti savo naujojo sporto idealo Hannibal for King pavyzdžiu ir pats pradėjo kelti vaizdo įrašus į internetą. Ir kur kitur, jei ne į Videogagą. Taigi, tai prasidėjo jo socialinių tinklų video kūrimo istorija. Tačiau pati pradžia daug nežadėjo. Vos keli komentarai ir tikrai mažas kiekis peržiūrų. Bet tada dar paauglystėje esančiam Remigijui tikrai neperžiūros rūpėjo. O aišku susirasti kokią nors ledinę panelę, su kuria rajone nebūtų gėda pasivaikščioti ir prieš draugus pasirodyti. Todėl Remigijui kilo puikiai idėja. Reikia susitarti su draugais ir kaip kiekvienai to meto rimtai bachūrų kompanijai susirasti kokią tai sodybėlę išnuomavimui ir prisikviesti mergų į plotą. Tai nieko nelaukus atsidarom Facebooką ir parašom postą. Kas iš panelių nori lėkti į sodybą penktadienį? Spaudžiam Enter ir laukiam. Nieko. Beveik jokių reakcijų. Tik vienas suknistas laikas. Taigi, planas neišdegė. Pasirodo ne taip jau lengva su to merginom. Bet Remigijus draugės paieškose taip greit dar nepasiduoda. Netrukus ateina ir 18 gimtadienis, visai ne už kalnų ir mokyklos pabaiga. Taip pat prasideda ir pirmieji išėjimai į klubus, bet vaikinas sėkmė galų gale užklumpa ne klube, o mokykloje. Žodžiu, gavosi taip, kad 19 metų buvau jau 12 klasėje ir gavosi, atėjo tokia mainų programa. Aš iš 3 mokyklų buvau išmestas ir ant galo mokinausi tokia, jau sunkioji mokykla jaunimo Kauno ir ten būna mainų programos vyksta. Žodžiu, atėjo tokia mergina, ten, tarp mūsų ten kažkas įsižiebė, žinai, tokia. Taigi, Remigijui pagaliau pavyksta susirasti draugę ir gyvenimas atrodo klostosi puikiai. Bet nepamirškim, pirmą reikia įveikti egzaminus. Ir kaip Facebook'e pasidalino pats Remigijus, jam egzaminai sekėsi ne visiškai puikiai. Bet koks skirtumas, juk prieš akis dar laukia tiek daug, tačiau viskas greitai pasisuko kita linkme. Naujoji Remigijus draugė, artimiau susipažinus su jo gyvenimo būdu ir draugų ratu, tikrai neliko sužavėta. Bet vaikino jį taip greit dar nepaleido ir pasiūlė viršilai visiškai pakeisti savo gyvenimo būdą ir kartu kraustytis į baraką sostinėje, kurį pradės savo studijas Vilniaus universitete. Taigi, Remigijui neliko nieko kito, kaip dėl meilės palikti mylimą Kauną ir atsisveikinti su vaikystės draugų ratu.
Sostinės gyvenimas iš pradžių vaikino nesužavėjo ir būnant be bičiulių jam neliko nieko kito, kaip susirasti kokios tai kitos veiklos. Taip, Remigijus nusprendžia dar labiau susikoncentruoti į sportą ir ypač į gatvės gimnastiką. Ir po truputį pratinasi prie Vilniaus miesto, o gyvenant sostinėje nesunku susirasti ir naujų bendraminčių. Ta pačią vasarą po mokyklos baigimo jis įsitraukė į neseniai susibūrusios gatvės gimnastikos bendruomenės Project Mayhem veiklą ir pradėjo dalyvauti jų turnyruose. O Remigijaus nuotrauka iš vieno tokio turnyro netgi atsidūrė straipsnėje apie gatvės gimnastiką. Ir nors žurnalistė nieko neparašė apie patį Remigijų, jaunasis sportininkas paragavo pirmojo žiniasklaidos dėmesio. O po pirmojo greitai atėjo ir antrasis. Tik šį kartą tai jau buvo televizija ir Remigijų pirmąsyk gyvenime žmonės galėjo išvysti TV ekranuose. Šis sportas po kol kas dar nelabai taip išpopuliarėjo Lietuvoje, bet mes kiekvieną gan pažįstam. Ir konkuruojam tarpusavį, kaip sakant, internete. Dedam visokius video ir ten visi konkuruoja. Yra svetainė turnikas.lt sukurta, tenai sukurtas tokios visokios, žinot, kaip piramidės ir panašiai, ten reikia atlikti pratimus, kad pakiltum kuo aukščiau ir tada ten... Tas dėmesys jaunuoliui turbūt tikrai patiko, nes būtent tada jis dar aktyviau pradėjo dalinti savo sporto pasiekimais Facebook'e. Ir toks požiūris netrukus atvedė jį prie pirmojo rimtesnio dėmesio internete, kai jis įkėlė šitą pikantišką nuotrauką ant savo Facebook'o sienos. Tada Remigijus surinko dar neregėtus kelius šimtus laikų ir praplėtė savo Facebook'o draugų ratą, o vėliau šita jo nuotrauka netgi pasidalino užsienietiškas gatvės gimnastikos puslapis. Padidėjęs dėmesys Facebook'e skatino jaunuolį kelti dar daugiau turinio ir aktyviau dalinti savo gyvenimu. Jis pradėjo kelti įrašus apie savo formos pasikeitimus, atliekamus išradingus pratimus ir netgi demonstravo savo naujas tatuiruotes. O šiek tiek vėliau, skatinamas savo naujų Facebook'o draugų, Remigijus nusprendė kelti vaizdo įrašus ir į YouTube platformą. Su relatyviai nedidelė sekėjų auditorija dauguma komentarų vis dar būdavo pozityvus, tačiau jau ir tada atsirasdavo vienas kitas hateris. O Remigijaus pirminė reakcija iš to dar niekada neregėta negatyvą nuomonę internete buvo greitai atsišaudyti komentaruose, nes juk prieš tokį rimtą Kavenską niekas komentaruose neahujelins. Tačiau negatyvas patirtis tuom dar nesibaigė. Neilgai trukus užblėso ir santykiai kažkada atvedė jaunąjį Remigijų į sostinę. Ir nors Remigijų aplankė kelios negatyvas patirtis, jaunojo Viršilos gyvenimas ėjo gana pozityvia linkme. Vietoj baliavojimo dabar buvo dar daugiau sporto, atsirado ir naujas bendraminčių ratas, išbandyti pirmieji gatvės gimnastikos turnyrai bei gautas pirmas rimtesnis dėmesys iš žiniasklaidos ir žmonių socialiniuose tinkluose. Bet 2013 metais Facebookas įdiegė naują funkciją, pastumėjusią Remigijaus atstavimo tapti žinomu į kitą lygį. Tai buvo follow mygtukas. Užteks apsiriboti vien įrašais apie sportą, reikia pradėti kelti įdomesnį turinį. Taigi, pagalvojus, jam kilo puikia idėja. Anekdotai. Taip, dar prieš brolius Lavrinovičius, bet gerokai po Šilansko buvo dar vienas anekdotų karalius. Primeskius, taip, Ana man neištikima. Aš kur čia ištraukiai? Tai vakar suka namie nenakvojo, tipo pas geriausią draugę varė egzaminam ruoštis. Na gal taip ir buvo, iš kur tu žinai? Aha, ne velnio, blet, pas tą draugę tai aš nakvojau, o tos tai ten nebuvo. Ir mano nuostabai Facebooko auditorijai antiek patiko šitie prikolai, jog Remigijus pradėjo rinkti šimtus, o vėliau net ir tūkstančius laikų Facebook'e, bei gauti daugybę jį palaikančių komentarų. Tačiau vien tokiais vaizdo įrašais Remigijus neapsiribojo ir pradėjo eksperimentuoti su naujom video idėjom. Į socialinius tinklus įsikėlė klipą iš krepšinio aikštelės, kur demonstravo savo naujai sugalvotą žaidimą. Aš sugalvojom naują žaidimą. Metam po 2 metimus iš baudų, jeigu kas nors nepataiko, po vieną rūbą nusirengia. Ir šis vaizdo įrašas vien YouTube platformoje surinko virš 150 000 peržiūrų. Bet to dar negana. Remigijus nusprendė visiškai nustebinti savo Facebooko auditoriją su dar nematytu ekstremaliu turiniu. O pamatęs, kiek daug ši nauja jo idėja atnešė sekėjų, pradėjo kelti dar daugiau panašaus tipo turinio iš įvairiausių Lietuvos vietų. Lietuvoje tada tikrai negalėjai rasti nieko panašaus. Todėl savaime aišku, šitie ekstremalūs vaizdo įrašai greitai išplito Facebooko platybėse ir sugebėjo sudominti ne vien tūkstančius eilinių Lietuvos Facebooko naudotojų, bet ir tuometinį Vilniaus merą Artūrą Zuoką. Ir taip gavosi, kad aš per tą visą išpopuliarėjau ir mane pastebėjo. Dar tada buvo Zuokas, Vilniaus meras, man skambutis davė.
Sako, sveikas Remigijau, čia matėm tavo video ir panašiai. Taip, įvyko tikras matricos lūžis, Zuokas nusprendė bendradarbiauti su Viršila ir kitais gatvės gimnastais darant reklaminę kampaniją Vilniaus miestui su tikslu aprodyti sostinę ir pritraukti investicijų iš Kinijos. Taigi, Remigijus pagaliau turėjo ne vien sportišką išvaizdą, bet ir pakilusi statusą. Jis jau nebebuvo tas jaunas vaikinukas iš Kauno, į kurio Facebooko kvietimus beveik niekas nereaguodavo. Dabar jis tikriausias Facebooko influenceris ir kylanti YouTube žvaigždė iš sostinės, į kurio kvietimus pabaliavoti, jau reaguoja visas būrys žmonių. Tai Remigijus sugalvojo pasinaudoti savo naujai įgytų populiarumu ir paklausė, ar tarp jo sekėjų yra merginų, kurios norėtų nusifilmuoti kiekvienos moters svajonėje, romantiškame gatvės gimnastikos montaže. Ir bičiui actually pavyko. Kadangi šita nukopijuota idėja pasiteisino, kodėlgi neišmėginus pasiskolinti dar vieną idėją. Ir ši taktika vėl pasiteisino. Beveik 5000 laikų ir virš 200 pasidalinimų. Be to, aišku, dar negana. Kam vargintis perdaryti kitų žmonių turinį savaip, kai gali tiesiog nupyzinti kitų video ir įkelti juos į savo paskyras. Tokiu būdu Remigijus dar labiau išsprogdino savo Facebooko profilį. Ir nors tuo metu jau buvo kažkiek kritikos dėl kopijavimo, Viršilai matyti nelabai rūpėjo, nes jo auditorija augo kaip ant mėlių. Taigi, gavus dar daugiau sekėjų, Viršila ėmė ant tiek savimi pasitikėti, jog sumastė atskleisti dar daugiau savo talentų. Žiūriu aš pro langą ir matau, kaip bachūrai sportuoja, mano ritmą linguoja, pull-upus kapoja ir jie nesustoja. Street workout tai gyvenimo būdas, street workout motivacijos bumas, street workout tai tave užkabins, prisijungi prie mūsų ir tada palaikys. Ir nors turės praeiti dar keli metai iki jo sekančio muzikos industrijos sudrebinimo, Remigijui netrūko ir kitų talentų, kuriais galėtų pasidalinti. Šitie jo šokių video irgi surinko 100 laikų, tai Viršila sumąstė dar geresnę idėją. Kas jeigu paimtume gatvės gimnastiką bei šokius ir sujungtume juos į vieną? Po tokių sėkmingų įrašų iššovė dar daugiau jo fanų mėgstamų anekdotų. Sveiki. Taigi, kas iš tikrųjų yra Facebookas? O Facebookas tai yra kaip šaldytuvas, nors jame nieko nėra, bet tu vis tiek jį patikrini. Taip pat paleido rubriką pavadinimu Kabinimo meistrai, kurios YouTube'e iš viso surinko virš 400 000 peržiūrų. Tai maždaug buvo rubrika, kurioje Remigijus ar jo draugai kaip tikri alfa patinai kabindavo paneles ir tada viskas pakrypdavo netikėtą linkmę. Na, arba Remigija kaip tikras Sigma vyras, nukabinęs kokią rajono panelę, pastatydavo ją į jos vietą. Bet vien alfa turiniu jis neapsiribojo. Vėliau taip pat pradėjo atkartoti greitai populiarėjančius trendus iš užsienio. Vienas pirmųjų Lietuvoje padarė Charlie, ar tu čia iššūkį? Charlie, ar mano pimpalas didelis? Taip pat išbandė Whisper Challenge ir tą trendą, kur reikėdavo išstepliuoti veidą markeriu bei bandyti atrodyti kuo nepatraukliau, kad iškart po to galėtum kaip koks žuvies grybas vėl nusiplauti tą markerį ir pasipuikuoti prieš savo Facebooko draugus už kelis laikus. Bet negalėjo labai stipriai teisti. Šios video idėjos tuo metu puikiai suveikė ir Remigijus surinko 100 000 peržiūrų tiek YouTube platformoje, tiek Facebook'e, o ten netrukus peržengė ir 20 000 sekėjų ribą. Surinkus tokią didelę auditoriją, Remigijus turbūt susimąstė, kad jau nebelygis tokiai žymybei dirbti strokėse ir pats laikas visą šitą žinomumą paversti pinigais. Taigi, kaip tikriausias influenceris savo Facebooko sekėjams pradėjo reklamuoti ir pardavinėti įvairius produktus. Iš pradžių tai buvo tikrai nesuklastoti Calvin Klein triusikai, tada šis verslo magnatas sumąstė dar geresnę idėją atidaryti savo internetinę parduotuvę ir pradėjo prekiauti madingiausiamis rajono maikutėmis ir megztiniais. O galiausiai prie rimčiausių rajono porų garderobo pardavinėjimo King and Queen megztinių. Bet apranga nebuvo vienintelis dalykas, kurį Viršila tais laikais pradėjo aktyviai reklamuoti. Vis dažniau atsirasdavo postų, kuriuose jis skelbdavo savo naujas paslaugas, sporto ir mitybos programų sudarimą. Ir nors tuo metu dar nebuvo aišku, ar jis turi reikalingą trenerio kompetenciją ir apskritai privalomas kvalifikacijas šiai veiklai, vėliau Viršila pats teigė, jog yra kvalifikuotas, nes turi ilgametę patirtį sporte, yra daugkartinis varžybų nugalėtojas ir yra praėjęs 3 mėnesių kursus reikalingus asmeninius
asmeninio sporto trenerio licenzijai gauti. Ir pasirodo, to užteko, kad Viršila taptų asmeniniu treneriu viename iš populiaresnių Lietuvos sporto klubų tinklų. Ir nors žymiai rimtesnės kritikos dėl įgūdžių stokos jis sulauks gerokai vėliau, jau ir tada pradėjo atsirasti žmonių abejojančių jo kompetenciją, ypač dėl to, kaip jis atrodė. Pagrindinis trolių ir heiterių taikinys tais ankstyvaisiais Remigijaus influencerio karjeros metais buvo ne kas kita kaip jo kojos. Klausyk, tai visada tave pizdavojo dėl kojų. Nedarai dėl to, kad suspausta nugara? Aš darau kojas dabar dar, kaip? Neauga? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Visa šita jau legenda tapusi pasišaipimo iš Viršilos kojų saga prasidėjo maždaug prieš 10 metų. Dar yra išlikęs įrašas iš 2014 metų, kai jis pirmas sykį sureagavo į šitą kritiką, pranešdamas, jog pradėjo treniruoti savo kojas. O šios apkalbos apie jo galūnes prasidėjo, kai Viršila pasidalino nuotrauką, kurioje jo kojos atrodė ryškiai neproporcingai mažesnės palyginus jo viršutiniu kūnu. Nepaslaptis, kad užsiemant gatvės gimnastiką, pratimai atliekami su savo kūno svoriu ir pagrinde sukoncentruoti į viršutinės kūno dalies jėgą, o papildomas svoris taip pat gali apsunkinti pratimus, todėl kojų auginimas tokiems sportininkams tikrai nėra prioritetas. Taigi gatvės gimnastams, kurie pasirenka papildomai netreniruoti kojų, nelieka nieko kito kaip džiaugtis turint Johnny Bravo sudėjimą. Kas nebūtinai yra blogai ir estetika subjektyvi, bet interneto naudotojams šis jo trūkumas įstrigo nuo pat ankstyvų dienų. O Viršilai dar labiau išpopuliarėjus atsirado žmogus, nusprendęs ironiškai pasijuokti iš neproporcingo bičo pardavinėjančių sporto programa savo sekėjams, sukuriant šitą legendinę nuotrauką, kuri idėjai, kad Remigijus nedaro kojų, sutikė dar didesnį pagreitį ir ši nuomonė sėkmingai išplito po visą internetą. Ir nors heiteriai populiarėjant yra neišvengiami, Viršila tada padarė dar vieną esminę klaidą, stipriai apsunkinusią jo situaciją. Jis vėl rinkosi reaguoti į beveik kiekvieną komentarą ir kaip rimtas Kavenskas atsišaudyti visiems heiteriams, kurie drįso iš jo pasipizdavoti. Anksčiau šitas konfrontacinis būdas kovoje su heiteriais gal ir pasiteisino, tačiau šį kartą viskas buvo kitaip. Remigijus jau turėjo sukaupęs visą sekėjų armiją, todėl jam taip stipriai susireikšminus dėl kelių neigiamų nuomonių. Tūkstančiai žmonių pamatė, koks trapus gali būti jo ego. Tai visi kažkada Viršilos nemėgę žmonės dabar turėjo labai efektyvų ginklą prieš jį ir be abejo, tokių komentarų atsirado tik dar daugiau. Po kiek kojų programos ponas Viršila? O jis ne vien nesustojo reaguoti į beveik kiekvieną naujai pasitaikiusią negatyvų komentarą apkalbant jo kojas, bet šios temos nepaleidžia ir iki pačių dienų. Reikia dirbti geriau, ne bazarinė nesąmonė. Tais laikais ties kojomis kritika dar nesibaigė. Vis daugiau žmonių taip pat pradėjo raginti Remigijų taisyklingiau rašyti, nes jo įrašuose būdavo begalės lietuvių kalbos klaidų. Tačiau šitą kritiką jis aišku irgi greitai nurašė, teigdamas rasyt moku puikiai. Ir nors su tokiais atsišaudimais komentaruose jis tik bandė pasirodyti stipresnis, šitas jam dar niekados neregėtas neapykantos ir skriudžių komentarų srautas turėjo tikrai didelę įtaką. Po pirminio pajėgų antplūdžio Viršila parašė nemažai Facebooko įrašų nukreiptų į heiterius, kuriuose akcentavo, kad pastarieji jį ignoruotų, jam nepavydėtų, bei patys kažką tai gyvenime darytų. Taip pat jis vėliau teigia, kad jeigu būtų galima atsukti laiką atgal, jis norėtų likti nežinomas. Taigi, šitas į viešumą iškilęs Remigijaus susireikšminimas tikrai prisidėjo prie jo reputacijos suprastėjimo, bet tai toli gražu dar nebuvo kertinis faktorius padaręs jį vienu nemėgstamiausių Lietuvos influencerių. Tuo labiau, kad tuo metu internete vis dar galėjai surasti daugybę Remigijaus fanų, kurie nuoširdžiai jį palaikė ir negalėjo jam patarimų. Remi, nekreip dėmesio į juos, nekreip dėmesio į tos laiko aukas, jie moka tik su savo degradavusiais pirštais per klaviatūrą groti. Nekreip dėmesio, heiteriai liks heiteriais, pavidoliai tiesiog pavydi. Tai Remigijus galiausiai šiek tiek apsiramino ir paskelbė, kad stengsis išmokti priimti kritiką ir nepaisyti heiterių nuomonės. Ir iš tikrųjų, kam taip apsikrauti? Juk jį jau sekė 10 000 žmonių, jį vis dažniau atpažindavo fanai ir prašydavo kartu nusifotografuoti, jis sulaukdavo begalės gražių komentarų iš savo gerbėjų, o kartais netgi ir piešinių. Taip pat prasidėjo ir pirmieji susitikimai su fanais, o šitas naujas žinomumo lygis vėliau jį vėl atvedė į televizijos ekranus. Remigijus gavo progą pasirodyti legendinėje Kakadu laidoje. Remigijau, buvo metas, kai buvai plonas kaip sliekas, o dabar va raumenys, kurių kiekvienas pavydėtų. Atsistok, parodyk, normaliai.
Po pasirodymo televizijoje atsirado dar daugiau straipsnių apie Viršilos gyvenimą ir jo pasiekimus, be to jį vis dažniau pradėjo kviesti į įvairius renginius, o panelių jo gyvenime tikrai nebetrūko. Jam netgi pradėjo rašyti gerbėjų mamos. Na, bent viena tai tikrai padarė, nuoširdžiai atsitikodama Remigijui už suteiktą motyvaciją jo sūnui. Taigi, Remigijus pasiekė visą tai, ko kažkada taip stipriai norėjo. Jaučiuosi nuostabiai, nes mane palaiko daugelis žmonių ir siekia mano pėdomis. Mano svajonė išsipildė. Ir jos niekas nesugebėjo iš manęs atimti ar manęs palaužti. Žinoma, turiu daug žmonių, kurie manęs nemėgsta. Tačiau toks gyvenimas visiems juk neįtiksi. Svarbiausia tai, kad aš tikėjau savimi, kad iš pikto vaiko, nekenčiu viso pasaulio, galėjau tapti asmenybę, kuri taps kažkieno motyvacija. Remigijus pagaliau buvo viršuje ir atrodė, jog niekas jo nebesustabdys. Bet gyvenimas negailestingas. Yra toks liaudiškas posakis – aukštai kilęs, žemai krisi. Tai likimo ironija palietė ir mūsų Remigijų. Po viso šito sėkmės ir laimės sporto jis iš gydytojų išgirdo naujieną, stipriai pakreipusią jo gyvenimo trajektoriją. Tau reikia atsisveikinti su sportu. Remigijus Facebook'e pasidalino, kad vienos treniruotės metu dirbant su klientu jam skausmo žiebė tarsi elektra, o nuvykęs pas gydytojus jis išsiaiškino, kad jam užspaustas nugaros nervinis raumuo ir jo nugara tarsi 50-mečio vyro. Tai išgirsti turbūt būtų skaudu kiekvienam sportininkui, bet nepamirškim, kad Viršilai, kurio gyvenimo aistra, pajamų šaltinis ir pagrindinis asmenybės bruožas buvo sportas, šita žinia turėjo tikrai skaudėti. Ir negana to, jį užklupo dar viena netikėta naujiena. Jį Facebook'o sekamiausių influencerių topuose aplenkė X Factor'e tada stipriai išpopuliarėjęs atlikėjas Jonatanas. Ir šitas įvykis kažkaip išsivystė į dramą tarp šių dviejų vyrukų, kurią aišku turėjo aptarti ir mūsų žiniasklaida. Ko pasekoje Facebook'e prasidėjo tikras šurmulys. Žmonės rinkosi, kurią pusę palaikyti ir aktyviai išsakė savo nuomonę komentaruose. O Remigijus pirmą sykį išvydo, kas atsitinka įsivėlus į internetinės dramas su žinomais žmonėmis. Aš pastebėjau, kuo daugiau heito, tada heitina, kiti gina, tuo daugiau kyli virš. Jis suprato, jog iš viso jį supančio negatyvo galima išpešti naudos. Ir kadangi su nugaros trauma jis nebegalėjo kelti pastovaus sporto turinio, tai netruko ilgai, kad Remigijus vėl panaudotų šitą sekėjų auginimo strategiją ir vėl įsiveltų į kokią tai kivirčą. Tik šita sekanti jo drama buvo kur kas rimtesnė ir įvyko su gan netikėtu, tuo metu stipriai populiarėjančių youtuberių. Aš pareigūnas Vaidotas o aš padėjėjas jo Giedrius. Taip, pasirodo, kad pirmoji Remigijaus Viršilos rimta drama buvo su pačiu Vaidotu Grincevičiumi. Ir tai, mielieji, yra tikriausia likimo ironija. Jie tada dar įtart negalėjo, kad ateityje turės tiek daug bendro. Šito neprašau, nupirki mano sielą, už leidimą taškyti vaikų galvas į sieną. Bet vėlgi, neužbėkim įvykiams už akių. Viršilos ir Vaidoto drama. Šio jau kivirčo pėdsakų internete yra likusių labai nedaug. Tik vienas video iš Viršilos tiesioginės transliacijos Facebook'e, kuriame jis atakuoja Vaidotą. Grincevičius tai tas jo bračius tai šis buvo, grybas paskutinis. Blet, jo merga pati net, jo pana net sako, kad jis lavonas, man dar rašė, kur atsižiaudų yra. Ir trumpa diskusija supergames.lt forumuose, kur minima, kad Vaidotas savo Facebook'o paskyroje irgi stūmė ant Viršilos, bet dėja šių įrašų rasti jau nebeįmanoma. Tačiau pats Vaidotas buvo nesenai užsiminęs apie jų egzistavimą. Čia mes su Mantu kurdavom video apie Viršilą, tai mums čia leisė, kad... Bet dabar žinai, kas yra? Aš žinok, man jis yra daug kartų rašęs komentarus, tipo, aš tave gatį sutiksiu su piznici. Iš Viršilos tiesioginės transliacijos įrašo akivaizdžiai matosi, kad Remigijus tada jau išmetė prieš tai savo pažadėtą heiterių ir kritikos ignoravimą, bei nebebijojo kursyti šitos dramos. Ir nors nėra iki galo aišku, kaip ši drama prasidėjo, manau, jai įtakos galėjo turėti vienas įvykis. Viršila panašiu metu pradėjo reklamuoti savo dar neišleistą video susijusią su policija ir iš karto teisinusi, jog žmonės nekomentuotų, kad jis kopijuoja Vaidotą. Bet komentaruose greitai atsirado racionalus žmogus parašęs akivaizdžią tiesą, kad labai didelė dalis Remigijaus bajerių yra kopijos. Tačiau kas jau kas, bet Viršilos jokie heiteriai ir paviduoliai nepaveiks ir jis eilinį sykį iš karto rado pasiteisinimą. Niekada nieko nekopinau ir nekopinsiu. Taip pat jis pridėjo, kad yra sukūręs virš 250 video ir prašė, jog žmonės parodytų bent vieną nukopijuotą. Remigijui turbūt reikėtų priminti, kad jis ne tik nukopijavo ne vieno video idėją, pasakojo kitų sugalvotą
apgalvotus anekdotus, bet ir tiesiai šviesiai vogė kitų turinį ir kėlė savo paskyras. Bet juk nesvarbu nukopijuoti ir nenukopijuoti tie video, juk svarbiausia followeriai. O Remigijui pasirinkus dramų kelią jau atsirado žymiai daugiau ir jis netgi pasiekė visišką savo Facebooko sekėjų viršūnę – virš 30 000 įstebinčių žmonių. Tačiau šitas žinomumas atėjo su savo kaina. Po kojų fiasko jis jau buvo šioks toks interneto klaunas ir lengvas pajuokų taikinys, bet dabar žmonės turėjo dar daugiau preteksto jo nemėgti. Eiliniam žmogui jis galutinai pradėjo atrodyti kaip stereotipiškas savimila interneto išsišokėlis, kuris dėl laikų ir followerių padarytų bet ką. Ir šitas įvaizdis aišku padarė jį tik dar didesnių trolių ir heiterių taikiniu, o Remigijus matomai nebesugebėjo atlaikyti visos šitos kritikos, tai galutinai išmetė ignoravimo taktiką ir nusprendė sukurti visą video skirtą vien tik heiteriams. Tu, blet, kojų nedarai. Iš kur tu, blet, žinai, ar aš darau kojas, ar aš nedarau, blet. Ir koks pisalas. Aš daryčiau ar ne, čia nuo manęs priklauso. Pavyzdžiui, aš į sporto salę iš tikrųjų, darau tas kojas ir panašiai, man pisa protą ir svarbiausia tokie, kurie iš vis grybai, pasižiūriu. Ir nors gali nuskambėti neįtikėtinai, bet tada jo reputacija vis dar net nebuvo priartėjusi prie visiško dugno, kurį dar pasieks ateityje. Tačiau negalima nuvertinti ir šito jį tada nukreipto milžiniško negatyvo srauto. Galbūt būtent dėl jo, o gal dėl sporto jam apribojusios traumos ar ne dėl abiejų faktorių, bet sekančius mėnesius jis pirmas sykį savo influencerio karjeroje nusprendė gerokai atsiriboti nuo socialinių tinklų. Bėgant laikui be didesnio aktyvumo socialiniuose tinkluose, Viršila po truputį dingo iš daugumos žmonių akiračio. Apkalbos apie jį pradėjo blėsti, o jo sekėjai ristis žemyn. Bet neilgam, nes Remigijus buvo paruošęs slaptą ginklą. Vėl atėjo laikas sudrebinti Lietuvos muzikos industriją. Kaip keista, kai myli žmogų tu visa širdim, o jis net nebežiūri į tavo akis. Tiek laiko praleista, daug visko patirta, bet viskas sužlunga po beprasmio kivirčo. Na, šitas meno šedevras gal ne visai pakėlė jo reputaciją, bet dėmesio jis tikrai gavo ir jo gavo daug. Vien YouTube platformoje šitas gabalas surinko virš 700 000 peržiūrų ir 10 000 laikų. Bet žmonėms, kurie Viršilos gyvenimą stebėjo per pašaipę prizmę, jis aišku tapo tik dar didesnis juokdarys. O puikiausias to įrodymas įvyko maždaug už savaitės po dainos pasirodymo, kai Justinas Jankevičius atvyko pas klajumą į Zip FM eterį. Pasitraukite GNG, pasitraukite Lilas, shout out to my boy, geriausias Lietuvos reperis, mano nuoširdžia nuomonė, Remigijus Viršila. Kai myli žmogų tu visa širdim, o jis net nežiūri į tavo akis, tiek laiko praleista, tiek visko patirta, bet viskas sužlunga po beprasmio kiviršo. Po tokių pajuokų prieš visą Lietuvą turbūt retam žmogui nebūtų gėda, bet kadangi Viršila per tiek metų jau buvo pripratęs prie pašaipų, šitas dėmesys žinomų žmonių jį tik dar labiau paskatino siekti muzikanto karjeros. Ir labai gerai, nes mūsų ausis buvo apdovanotos dar keliais hitais kaip Tik tavo ir Dovanoju tau pasaulį. Be abejo, kas yra gera muzika subjektyvu, ir nors šios dainos ne visai mano skonio, komentaruose gali rasti šimtus žmonių, kuriems šie kūriniai patiko ir netgi palietė jų širdį. Gera ir prasminga labai daina, šaunuolis, tobula daina. Kokia nesveika daina gražumo, netgi apsiverkiau. Maladies Remiga, respekt. O kad galėtume galutinai išsiaiškinti, ar šita jo muzika tikrai tokia įspūdinga, nusprendžiau pasiklausti savo močiutės nuomonės. Tuoj pajungsiu vieną dainą. Ai, dainą? Jo. Tiesiog, ką manai apie šią dainą? Kaip tau pati muzika, klausytum tokios, nesiklausytum? Kiek vertintum nuo 1 iki 10? 6 kokiais. 6? Tai dar neblogai visai. Kokį kanalą? Vestro. Vestro. Prenumeruokite Vestro kanalą. Gal mano močiutės Viršilos balsas iki galo ir nesužavėjo, bet reikia pripažinti, kad jo muzikos industrijos debiutas buvo išties sėkmingas ir jis puikiai sugrįžo į dėmesio rinką. Apie jį vėl kalbėjo tūkstančiai tautiečių, o jo dainas klausė šimtai tūkstančių žmonių. Bet tai dar niekas, palyginus su sekančiojo hitu, galutinai sugrąžinusiu Remigijų į mainstreamą.
2019 m. lapkričio 20 d. Remigijus išleido savo magnum opus Nakties ritmu, kuris tiesiog per akimirką užvaldė visą internetą ir užtarnavo Viršilai tikriausią meme statusą. Tada atrodė, kad šitą Remigijaus kūrinį internete apkalbinėjo beveik visa Lietuva ir vien per pirmus 3 mėnesius ant dainos klipo sukapsėjo beveik 900 000 peržiūrų. Taigi, Viršila tikrai buvo visiškai euforijai. Jo daina tapo kultūriniu fenomenu, vos ne visa Lietuva apie jį kalbėjo ir pagaliau tai ne dramų ar patyčių pasekmė. Bet Remigijui nuo dramų ir patyčių toli pabėgti turbūt neįmanoma. Netruko ilgai, kad jis vėl taptų kažkino taikiniu, o šį kartą tai buvo populiarus YouTube streameris, internete geriausiai žinomas kaip Rajono kunigas. Šis YouTuberis per savo tiesioginės transliacijas dažnai mėgdavo šaipytis iš Viršilos ir visaip kitaip jį niekinti. Čia pizda ir konkretu, na. Tavo laikas, tavo momentas. Šaliai visą negatyvumą. Žinai, kuo tikiu aš? Šie metai, tai mano metai būti geresni. Seni, čia tavo metai konkrečiai. Šitie metai buvo tavo metai, jop tvai mat, seni. Realiai nei vieno Lietuvos žmogaus nebuvo tokie metai kaip tavo. O kaip po to elgdavosi Remigijus, manau, galit patys atspėti. Žiūri, seni, aš tai myliu, na. Tai kurva susitinkam, kiaušingalvį, na. Taigi juokauji, seni, maladėts, va šiandien dirbam, dvigubas laivas. Per ekraną lavondėme. Juk Viršila jau buvo išmokęs, kad dramos tai puikus būdas išauginti savo populiarumą, o ir šiaip, juk Rajono panetkės neleidžia tai būti žeminamam prieš visą Lietuvą. Bet Remiga tada dar nenutokė, kur jis įsivėlė. Viskas persikėlė į kitą lygį, kai Rajono kunigas sukūrė Viršilos hito Nakties ritmų parodiją, kurioje be gailesčio išsityčiojo iš jo prieš visą Lietuvą. O turbūt didžiausias pažeminimas buvo tai, kad tas parodijinis muzikos klipas surinko žymiai daugiau laikų ir vos ne tiek pat peržiūrų, kiek originalas. Kaip šitą situaciją tada apibūdino pats Remigijus, drama su Rajono kunigu nuskambėjo per visą Lietuvą. Kai sukūriau dainą Nakties ritmu, kuri peržengė 1 milijono peržiūrų skaičių, jis sukūrė parodiją ir taip tarp mūsų prasidėjo karas. Ir būtent šio karo pradžioje jiedu susiskambino tiesioginės transliacijos metu ir bandė išsiaiškinti santykius, bet viskas aišku greitai pakrypo į banalius apsižodžiavimus. Taip pat pokalbio metu Rajono kunigas vėl į viešumą iškėlė abejonės dėl Remigijaus trenerio kompetencijų. Seni, bet visi treneriai žvengia, kai tu ant lentos įpisęs tą nuotrauką esi va šitą. Tai visi klikdavo, kurva klaunas. Žinai, kas juokingiausia, kai kurio nuo kitų trenerių pasiekimus esi nukopijavęs, kad ten perės kažkokius kurva kursus į panas. Ir nors ši kritika kol kas buvo tik gandų lygyje, Rajono kunigo abejonės dėl Viršilos įgūdžių pasidarė žymiai įtikinamesnės, kai jis gavo prieigą prie galimai Viršilos sudaryto mitybos plano. Yra nesveika nepagarba, nekompetencija ir yra izdivalkė siūsti mitybos programą žmogui šiam eurų ir jo belekaip negerbta moka pinigus. Tu siunti notepadą parašytą tokį tekstą su klaidom, random, nesustyguotas, visiškai random informacija, kaip Google tekstas įpistas notepadą ir tu šiam eurų, blėt, tu turi drąsos. Nežinau, ar ten tikrai Remigijaus sudarytas mitybos planas ar ne, bet teksto gramatika tikrai tai suponuoja. Turi valgyti apie 3-4 kartus per savaitę lašišos, gali su batonu ir sviestu geriausia. O atidžiau paskaičius, kokios mitybos gairės ten nurodytos, akivaizdu, kad žmogus sudarę šitą planą turi ne tik apgailėtinas lietuvių kalbos žinias, bet ir labai menką biologijos ar maisto medžiagų supratimą. Žmogui, įsivaizduokit, žmogus perka programą, nesupranta galbūt, kas yra baltymai, angliavandeniai, sako, rytais geriausia baltyminis maistas ir tada rašo kiaušinius, gerai, baltymai, riebalai ir tada rašo pagrindę angliavandenius šaltinius, ryžiai, avižos, grikius, tai blėt, žmogus sakys čia baltymai. Maistą galit valgyti kokį norit ir kada norit. Na, kaip tokia mityba. Pohai patsas. Šiam eurų įpisi, maistą galite valgyti kokį norit ir kada norit. Šitos apkalbos apie menkus Remigijaus sugebėjimus be abejo dar labiau pagadino jo reputaciją ir tai turbūt tikrai stipriai išžydė Viršilą, nes jis pastoviai pradėjo raginti Rajono kunigą susitikti akis į akį ir sukovoti. Bet tai turbūt nebuvo vienintelė priežastis, kodėl Remigijus pasirinko taip daryti. Tuo metu vakaruose kaip tik prasidėjinėjo influencerių bokso kovos ir vienas Remigijaus idealų, Jake Paul, pats nesenai kovoja prieš kitą youtuberį ir sulaukė
sulaukė labai daug dėmesio. Tai Remigijus suprato, kad vėl turi progą panaudoti į jį nukreiptą neapykantą ir susiklošusią dramą paversti sekėjais bei pinigais. O prasidėjus kalboms apie galimą kovą, į šitą kiviršą įsiterpė dar viena interneto persona - kovotojas Dovydas Rimkenzo Rimkus. Ir Rimkenzo man užmetė tokį, davai aš ten pažįstu kažką iš SWAT organizacijos, žinai, tipo suderinsiu jums kovą. Sakau, let's go, aš pasiruošęs 100%. Ir nors Remigijus buvo labai entuziastingas, rajono kunigas galiausiai atsisakė kovoti dėl per mažos jam pasiūlytos sumos ir dėl kitų asmeninių priežasčių. O nuvilti liko ne vien aktyviai dramą internete stebėję žmonės, bet ir pats Remigijus netekęs progos pasikelti savo populiarumo lygį. Bet taip greit jis dar nepasidavė. Juk negalima praleisti tokios geros progos į Lietuvą pirmiems atnešti influencerių kovas. Kokia tai gera proga suprato ir Rimkenzo. Tai vyrai pasitarė, tada, kad būtų bent kažkoks pretekstas šiems sportininkams sukovoti, Viršila numetė keletą įžeidžiančių komentarų ties Rimkenzo. Tiesiog aš pasakiau savo nuomonę, ką manau apie jį, jis tada pasakė ant manęs ir žinot, kaip žmonės mėgsta daugumą šnekėti vienas apie kitą, taip ir prasidėjo. Tai jau Instagram'e sako, kad jau mane nugalėtų, kad jau čia būtų pirmasis pralaimėjimas prieš jį ir aš taip, žinai, tai davai tada. Ir viskas buvo greitai suderinta. Remigijus Viršila ir Rimkenzo susitiks bokso ringe King of Kings turnyre 2021 metų vasario 28 dieną. Priešininkui Rimkenzo tai aš perduosiu tiesiog, kad jisai būtų pasiruošęs, nes aš taip pat ruošiausi ilgai ir kad neatsipalaiduotų. Ir praėjus vos keliom savaitėm nuo kovos paskelbimo atėjo ta lemtingoji diena. Oh, big power shots there by Rimkenzo! He goes down! He goes down! Internetas sprogsta. Visi Remigijaus nemėgę žmonės tiesiogiai galėjo stebėti, kaip šis influenceris prasileidžia knockdowną po knockdowno. Second round. It would ruin his career. Shot down to the body! Ir Viršila vėl tapo didžiausiu Lietuvos meme. Abu vyrai prisirinko tūkstančius naujų sekėjų, o šis KOK turnyras pasirodo sumušo visus žiūrimumo rekordus organizacijos istorijoje. Jo, kiek sakė, kad buvo visi KOK sumušti rekordai. Nes Simonaitis net renginio metu, kai viskas vyko, prie manęs pribėgo, sako, Remigijau, gali pasidalinti nuorodą savo fanams, kad nesužlūžo svetainė KOK. Tai jie išpirko kažkokius kitus servus ir panašiai. Tai sakė, kad labai didelis buvo perkamumas, žiūrimumas. O kadangi atgarsis apie labai sėkmingą influencerių kovos debiutą greitai apskriejo po visas žiniasklaidos priemonės, netrukus įvyko ir antroji interneto dramų sukurstyta kova. Tik ši nebuvo transliuojama jokioje organizacijoje ir Viršilos ten irgi nebuvo. Bet buvo kitas sportininkas ir jo būsimas verslo partneris, kovotojas Dominykas Drikstys. Jis tada kovojo su iššūkį TikTok'e jam metusiu Valierą ir tiesiog transliavo jų dvikovą savo Instagramo paskyroje. Kaip apie tai žiniasklaidai skelbė pats Drikstys, kovojau su viena interneto persona, kuri ant manęs davė heito. Ta kova pritraukia daugiau dėmesio nei visos iki tol buvusios mano profesionalios kovos. Išties, tos kovos tiesioginę transliaciją stebėjo virš 10 000 žiūrovų ir Dominykas tada suprato, kokį didelį potencialą Lietuvoje turi socialinių medijų žymybių kovos. Ir kadangi po Viršilos pasirodymo King of Kings turnyre jie du palaikė ryšį, Drikstys nusprendė pasikviesti Viršilą stebėti jo sekančią toje organizacijoje vykstančią kovą. Tai aš nuvykau, pasižiūrėjau, palaikiau jį, tada mes pirmą kartą susitikom, akis į akį pasišnekėjom ir paskui jis man po kelių dienų parašė, sako, Remiga, kodėl mes turim dirbti kažkam kitam, jeigu mes galim padaryti savo šou. Ir taip užgimė Jungle King organizacijos idėja. Tuo metu Viršila kaip tik eilinį sykį buvo įsivėlęs į interneto dramą, šį kartą su Pravieniškių pataisos namų gyventojų ir TikToko motivatoriumi žinomu kaip Rudas. Tai aš būtent tiems jaunuoliams jau esu gyvas pavyzdys, kad tu net ir visiškai tamsoj būdamas jo sugebėsi skleisti šviesą. Taigi Jungle King įkūrėjai sumastė pasinaudoti TikTok'e įsižiebusią dramą ir įgyvendinti šitą jų kovą, bei sukviesti papildomų TikTokerių, kad pavyktų padaryti visą influencerių kovų turnyrą. Šitą pirmąjį jų renginį jau buvau aptaręs kitame video, tai smulkės detalės dabar nesivelsiu, bet labai glaustai, renginys turėjo daug nesklandumų tiek iš techninės, tiek iš pasirodymų pusės. Per Viršilos ir Rudo kovą neįvyko nieko įdomaus ir jie užsibaigė Remigijaus pergalę, o
kitos kovos irgi nebuvo labai įspūdingos. Bet, nepaisant visų šitų nesklandumų, verslo modelis suveikė. Dirstys minėjo, kad renginyje turėjo būti apie 1000 žmonių, o bilietai sviravo nuo 13 iki 18 eurų. O dar vienas įrodymas, kad ši nestandartinių kovų idėja buvo sėkminga, yra tai, jog neilgai trukus įvyko ir kiti jų organizuojami renginiai. Jungle King Slap Edition, Jungle King Klaipėda, plikų komšių turnyras ir dar daugiau. Per visus šitus renginius Viršilas spėjo sukovoti su įvairiom interneto asmenybėm, įskaitant ir legendinį Lauryną Maibach. O per jų kovos konferenciją Maibachas palietė vieną įdomią temą apie Viršilo steroidų vartojimą. Paskui toliau klausimas tau, ar vis dar vartoji steroidus? Niekada nevartojau, yra mano video, kai jeigu visiems labai įdomu apie steroidus, kažkas aš norėjau vartot, bet buvau iškviestas į kovą prieš Rimkenzą, todėl nedariau to. Ironiška, bet kitam Laurynui jis kažkada davė kitokį atsakymą. Taigi pirmas klausimas klausė Laurynas, ar esu vartojęs steroidų. Atvirai, taip, esu vartojęs steroidų, kai man buvo 18 metų, esu pabandęs. Ir jau galite pastebėti šiokią tokią tendenciją Remigijaus gyvenime. Jis nebijo tiesiai šviesiai pameluoti, kai kažkas jį užsipuola. Bet čia ne esmė. Kova tarp Maibacho ir Viršilos įvyko ir Remigijus gavo progą atsilyginti už visus įžeidinėjimus. Taip pat verta paminėti, kad bėgant laikui turnyrų kokybė iš tikrųjų patobulėjo, atsirado komentatoriai ir kiti šou elementai, bet pastovumo vis tiek trūksta. Kartais gausi kokybišką šou, o kartais kažką prašiau, bet nustebinti jie visada sugeba. Skandalai, dramos, policija, nacis prieš juodaodį, Minedas prieš Maibachą ir taip toliau. Norint viską aptarti ir dienos neužtektų, o ir šiaip šitas video ne apie Jungle King, o apie poną Remigijų Viršilą, kuris, reikia pripažinti, šitame savo karjeros etape tikrai pasistumėjo tiek su savo bokso sugebėjimais, tiek su verslu. Žiūrėk. Flexinam. Žiūrėkit po 100, o tai varamiai. Visko pasiekiau pats, savo rankom. Nepavydėk, pyderė, kad tavęs nieks nežino. O aš dalyvau visose žinomiausiose Lietuvos kovose. Mane žino visi. Dabar gyvenu kaip turi būti. Tačiau nuo kritikos ir pajėgų vis tiek nepabėgo. Pavyzdžiui, daugam pasirodė apgailėtina, kai Remigijus savo paties įkurtoje organizacijoje įsteigė naują diržą ir titulavo save pirmoji Lietuvos influencerių bokso čempionu. Virš 1000 žmonių tada Facebook'e numetė haha reakciją ant šitos jo nuotraukos ir išjuokė jį komentaruose. Ir iš pradžių šitų pasijuokiančių reakcijų buvo žymiai daugiau nei laikų, bet vėliau pastarėjai greitai pradėjo kilti, kas daugam pasirodė įtartina ir kaip paaiškėjo vėliau, didelė dalis žmonių paspaudusių patinka mygtuką buvo su azijietiškais vardais. Tai akivaizdu, kad ant šitos jo nuotraukos kažkas užpirko pozityvių reakcijų, bet Remigijus visada neigia pirkęs followers ar laikus ir įprastai teisinasi, kad kažkas kitas tai padaro, o jis nebent perka įprastas reklamas savo paskyroms. Žodžiu, tiem, kas Viršilą laikė klounu, Jungle King jų nuomonės tikrai nepakeitė. Bet reikia pripažinti, kad padaryti šou jis ir visa likusi Jungle King komanda tikrai moka. Aišku, retai šie renginiai būna be priekaištų ar morališkai atsakingi, bet faktas, kad dėmesio pritraukti sugeba visada. Ir kaip jo nepritrauksi, kai ten vyksta tokios nesąmonės. 25 dieną pasirodė, gerai? Gal priklauso Krymo šiandien? Ruskije karabliai, įdė nafus. Kodėl Kryme gyveno 90%? Pašauk tu nafus, gerai? Kol tu čia pezi, nesąmonė, aš viršau karą. Bet sakai, kodėl užblokavai? Tarp mano bičiulių niekas aliejaus negeria. Tačiau niekas neprilygs Jungle King 3 įvykiams, kurie tiesiog sudrebino visą Lietuvos žiniasklaidą ir pakėlė Viršilo žinomumą į visiškai kitą lygį. Iš pradžių viskas klostėsi įprastai. Susirenka žmonės, opo, kasgi čia, ogi ponas Minedas. Slava Ukrainė! Nu, įdomu. Ir prasideda pirmoji kova, tada antroji ir dar kelios. Kažkas netenka keletos dantų. Iš kur mačiau dantis mėtėsi. Čia tiem, kas nematėt. 2 prieš 2, gal visai įdomu, bet judam toliau. O ir mano jau minėta Hitlerio gerbėjo ir melanino turinčio jaunuolio kova, gal ne pati įdomiausia, bet pala, kažką jis ten dar sako. Bet esmė yra tame, kad aš visą laiką norėjau suduoti smūgį 2 žmonėm. Tai yra Skvernelis ir Požėla. Ai, gal judam toliau. Ir štai visų lauktoji kova Minedas prieš Maibachą. O Minedas, aišku, prasileido spyrį į galvą. Laimėjo prieš Minedą liūdną.
Žiūrėk, kad nebūtum antras minėtas. Ir pagaliau atėjo laikas paskutiniai kovai - Viršila prieš kažkokią tai Gezą. Ir po 3 raundų Viršila paskelbiamas nugalėtoja. Nu, kaip ir nieko keisto. Dar vienas sėkmingai suorganizuotas turnyras į Viršilos sąskaitą ir Remigijus keliauja persirinkti, o tuo metu salėje prasideda freestyle repo kovos. Žinai, pasakyčiau vieną žodį, bet geriau nesakysiu. Tavo žodis tik per kovo 8, nes savo veidas bus tramdytas tavo žemės. Ir jau įsibėgėjus šioms kovoms, vienas iš dalyvių nusprendžia, kad atėjo laikas pasišaipyti iš mūsų Remigijaus ir pasikviesti jį į ringą repo dvikovai. Bet Viršilai šios patyčios jo paties organizuotame renginyje turbūt nelabai patiko. Jam prisikūpė už visas tas patyčios, kurias jisai turėjo už savo dainavimą, blėt, už kojas. Jam prisikūpė gal dar čia kažkoks kryžius, blėt. Žinia pasklinda po visą Lietuvą. Remigijus Viršila savo paties organizuotame renginyje sudavė nepilnamečiai vaikui. Sužinome, kad po įvykio buvo iškviesta policija ir Viršilai pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Taip pat atsiranda dar daugiau detalių. Paaiškėjo, kad jaunuolis dar prieš šį įvykį bendravo su renginio organizatoriais ir jau ne pirmą kartą viešai stūmė ant Viršilos. Vyras maladės, Virkštys yra maladės, Lokys irgi yra maladės, bet Viršila yra toksai biškė atsilikęs nuo gyvenimo. O pats Remigijus pasirodo jau ir anksčiau galimai buvo susisiekęs su savo heiteriu ir be abejo klasiškai rinkosi atsišaudyti ir tyčytis. Girdi gandonas tu kurva, ką tu čia blėt bazarinį iš viso, aš tai pamatysiu kurva, nupysiu nuo vaizdo, kad tu tos savo šūrikus pamėsi blėt frestylerį tu jibanas. Baltą biletą turi ir kažką dar čia loji nahui, atsičiūchink, nes kurva, kai pamatysiu, kaip pysiu per žandą, pamėsi sprandą apuokas. Remigijus teisinusi, kad atėjęs į ringą jis tik pagazdino jaunuolį, o šis ištiesęs rankas smūgiavo jam į nosį. Tada Viršila dar pridėjo, kad jam iš vis nebuvo aišku, kiek šitam vaikinui metų, nes jis užsidėjęs akinius, skarą ir kepurę ant galvos, o galiausiai Remigijus dar pridėjo, kad kiekvienas save gerbiantis vyras būtų taip pasielgęs, kai viešai žeminamas jo orumas. Lemba, tau viskas šiaip gerai suprantu. Turbūt daugelį šitų faktų jūsų nekiek nenustebino, nes šis incidentas nuaidėjo per visą Lietuvą ir jį aptarė vos ne visi TV kanalai, podcastai bei žinių portalai. Net Stano turėjo išsakyti savo nuomonę, o kaip rodo Google Trends, Remigijus pasiekė visišką savo populiarumo viršūnę. Ir nors vis dar buvo žmonių, kurie Remigijų ar jo veiksmus palaikė, daugumos akise jo reputacija galutinai nusirito iki visiško dugno. Tai nenuostabu, kad jis tapo tik dar didesnis patyčių taikinys. Atsirado pilna TikTokų ir kitų interneto kūrinių išjuokiančių Viršilą ir jo neracionalius veiksmus, o šiek tiek vėliau Remigijus turbūt patyrė didžiausią savo karjeros pažeminimą, kai jau išleidęs dainą pavadinimu Muzika visų garsų, tik po kelių savaičių sužinojo, kad jo paties atliktame kūrinio tekste buvo užšifruota žinutė. Ir dabar pabandyk paskaityti pirmasias raidės kiekvienos eilutės. Gali, sudėk. Kiekvieną. Viršila lopas. What? Kas čia per šūdas? Ir nors šitas vaiko sužalojimas buvo kaip paskutinė vinis į jo reputacijos karstą, tai tik ledkalnio viršūnė, kur kas gilesnės problemos su Remigijaus pamatiniu požiūriu į populiarumo siekimą. Norint atsakyti į klausimą, kaip šis kadaise tobulėti ir motyvuoti kitus svajojęs jaunuolis tapo kitų skriaudėjų ir vienu nemėgstamiausių influencerių visoje Lietuvoje, užtenka suprasti, kad jo požiūris į kūrybą bėgant metams pasikeitė. Remigijus savo kūrybos kelionę pradėjo su įdomiu, motyvuojančiu ir netgi intriguojančiu originaliu turiniu, tačiau bėgant metams jis rinkosi vis lengvesnį kelią į populiarumo viršūnę. Iš pradžių tai buvo kitų sugalvotų bajerių sakymas, tada vaizdo įrašų idėjų pasiskolinimas ir perdarimas savaip, vėliau banaliausias kitų sukurto turinio vogimas ir kelimas į savo paskyras, o galiausiai, kai jis suprato, kokia tai puikia taktika augimui gali būti, dramų ir kivirčų kurstimas. Jo merga pati net, jo pana net sako, kad jis lavonas, man dar rašė.
Ir ši paskutinė strategija be abejo greitai ir be didesnių pastangų Remigijui atnešė 10 000 naujų sekėjų ir pakėlė jo populiarumą į visiškai kitą lygį. Tačiau kokia viso šito žinomumo kaina? Ką išleidai pasaulį, tas tau ateina atgal. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį. Budistai tai įvardyja kaip karma, kitos religijos mini dieviškąją tvarką, pusiausvyrą ar harmoniją. Jei pasirenki dramų ir neapykantos kelią, nepavydėk, pydarė, kad tavęs nieks nežino. tai nenustep, kai viskas sugrįš ratu ir dar su kaupu. Tai ką tu? Matai tu joko. Gali čia aukui. Tai jei jau pasirenki dramų kelią į žinomumą, žiūrėk, kad būtum stiprus tiek išorė, tiek vidumi. Nes jei susireikšminsi dėl kiekvienos kritiškos nuomonės ir reaguosi į kiekvieną neigiamą komentarą, tai lyg malkų metimas į ugnį. Tokie komentatoriai to ir tetrokšta, sulaukti iš tavęs bet kokios tai reakcijos. O Remigijus per visus savo influencerio karjeros metus reakcijos davė. Ir tikrai daug. Jis teisinosi, neigė, žydinėjo, melavo ir netgi smurtavo. Tai sukelia disonansą. Socialinėje medijoje pasirodantis kaip stiprus, savimi pasitikintis ir kitus motyvuojantis žmogus paaiškėja, kad yra tik tais kitų skriaudėjas ir žydinėtojas, susireikšminantis dėl kiekvieno nuomonės ar jį nukreipto bairio. Todėl nenuostabu, kad jis tapo komiku, troliu ir heiterių taikinys numeris 1. Bet Viršila yra toksai žmogus, kur labai daug žmonių tyčiasi iš jo. Man jau biškį negi gaila, tipo. Ir nors galima jį užjausti, manau, kad jo gailėtis nereikėtų. Šitą kelią jis pasirinko pats, kaip akcentuoja stoicizmo filosofas Epiktetas. Svarbu ne tai, kas tau nutinka, bet kaip tu į tai reaguoji. Remigijaus gyvenimas nėra vienintelė influencerio istorija, iš kurios galima pasimokyti. Šitame video irgi rasit intriguojančią interneto išsišokėlio istoriją ir karjeros klaidas, kurių geriau niekam nekartoti.